Kad gyvenimo aprašymą berniukui padėjo užpildyti močiutė, buvo aišku iš vienos grafos. Ten buvo parašyti prie trūkumų: blogai valgo. Bravo, labai subtilu, labai. Šitas labai geras. Žmona skambina vyrui. Aha, jis pakelia, sako: Artūrai, nu, klausau, kas yra? O tu navigacija mašinoje, kažką darei su navigacija? Nu, nežinau. Net aš klausiu, ar darei kažką su navigacija. Nežinau, kažkada tikrinau, kiek nuo Vilniaus iki Skuodo, o ką? Tai va, aš telšiuose, kreditinės kortelės neturiu, benzinas baigės. Jo. Žmona atidaro durį, žodžiu, vyras stovi iškeltom rankom. Žmona klausia, kas yra vyras? Sako, nu, nieko, viską. Ir vaikšto po kambarius visą dieną iškeltom rankom. Žmona jau susinervinus pradeda rėkti: sakyk, nenervuok, kas čia yra, ką tos rankos tavo iškeltos reiškia. Nu, vyras taip sako: nu kas? Buvau pas urologą, pasakė, viskas bus gerai, tik nenuleisk rankų. Okay. Sprendžiant, sako, iš mūsų kelių, čia iš kažkokio rajono žmogus parašė, sprendžiant iš mūsų kelių, baigės ne žiema, o karas. Sugavo vyrukas auksinę žuvelę ir iškart: nieko man iš tavęs nereikia, duok tik darbą pinigingą. Ir tapo vaikinas kasininku. Kur kasdien, žinai, daug pradeda. Taip. Ne, pakelia ryte, skambina studentui kažkas į telefoną, jis pakelia, o visas, o pavaliaus, žiauraus. Klausau. Labadienam, skambiname ir norime pranešti ir paklausti, kada jūs pasiimsite savo automobilį. Kokį automobilį? Nu kaip tai kokį? Toyota naują? O kur? Nu tai kaip kur? Iš salono? Ukmergės gatvėje. Palaukit vieną akimirką. Mantai, pasirodo, mes vakar loterijų laimėtus pinigus ne visus bare išleidom. Kalbas dvi draugės. Senatvėje tavo anūkai paprašys jiems padainuot tavo jaunystės dainą. Ir kągi tu jiems žadi uždainuot? Nu ką? I'm sexy and I know it. Nu ir aš dar vieną turiu pabaigai. Trumpą ir gerą. Kartais aš atsikeliu anksčiau vien tam, kad galėčiau ilgiau pavaikščiot su savo nepatenkintu veidu.